pasipiršt mano moterį, reikia ištraukti žiedą jam iš kišenės. Cigaretės filtras, kurva, per vidurį. Tu mus tikrai būtum tuose maišuose taip pikšti ir viskas? Man gal būtų liūdna. Būtų liūdna. Kas čia? Sumuštinis. Čia bulka su margarinu. Jo. Tai ir kitaip paklausiu, nuo kada bulka su margarinu sumuštinis? Nuo tada, kai esam skolingi piktam pizdukui ir neišinant dešros. Aha. Kažkoks labai šustras paskutiniu metu pasidaręs. Taip? Tai gal galiu paklausti, kodėl? Negali? Kuris batų nesugebat susidėti normaliai? Kur buvai? Pridaviau laikrodį į Lombardą. Šiaip tai ten sukčiai. Duoda daug mažiau negu verta. Kai Armis pridavinėjo vogtą žiedą, tada supratau. Man nebesvarbu. Bet akys tai ugningos, ar nebūsi dešros gavęs, tai ką? Vajum, čiorizo. Bet dar paėmiau šitus. Bam, bam! Ir jūs negyviai. Wow. Po kiek mokėjai? Po 5 dublonus? Čiagi žaisliniai. Čia tikrai mirtį nešantis ginklai. Rimtai. Nu, ir kam tu čia tą mirtį neši? Mane kasdien taikosi, dabar aš irgi galėsiu. Jo, galėsi dabar įgardėsi. Dvikovą iškviesiu. Nu, einat iš šonų skaičiuojat žingsnius. 1, 2, 3, 4, 3. Ne, nu tiesiog, čia normalų ginklą įsigyti be šansų, tai bent tokį turėsiu. O klausyk, nebuvo ten papūgos ar kokios medinės kojos Lombardė, ką? Aš rimtai. Ai, tyčiukitės. Bachūras, kas čia buvo? Nu, žodžiu, tas pizdukas iš Lombardo nenorėjo iš manęs laikrodžio pirkti. Tai teko pasirašyti ant dylo, kad aš perku tuos, o jis tada jau ima laikrodį už pigiau. Nesąmonė čia kažkokia. Žinau. Aš tai tavęs neteisiu. Tu vienintelis iš mūsų, kuris mažiausiai nesąmonių daro. Gali sau leisti. Realiai. Ir beje, ačiū už dešrą. Zeit für einen Filterwechsel. Visiškai sutinku, seniuk. Pamiršai savo pistoleras? Jo, kaip džentelmenai Dvikovą iškviesi. Kas tau yra, bachūras? Gadinė atmosfera. Aha. Kas čia, jautrus labai? Į Dvikovą neiškviesi? O tu ko žvengi? Eik tvarkyk savo taktą, hujaktą. Prisidirbom dėl tavęs. Kas tau yra? Aš kaip vergas jaučiausi. Tu ir esi vergas. Nepaguodėjai. Aš neguodžiau tavęs, aš konstatuoju faktą. Jo, bet tai ką daryti? Ką daryti? Dirbk, vergai dirba. Aha. Ir kasdien su tuo psichiniu tvarkytis. Visgi bet kurią akimirką gali įsirauti čia su uzerį. Ta. Edma. Gal turi raktą kokių 17? O. Ir šitą aš norėjau paklausti. Šefas mus čia motyvuoja, prižiūri. Tai kaip su juo susidraugaut? Kažką, žinai, kad saugiau būtų? Nebijot jo reikia. Ir iš jo bairių juoktis. O jei nejuokingi? Jo, tai bairiai kaip šaudimas pro šalį. Jo, o kaip tau su juo? Darbas man čia. Draugų aš neieškau. Ai, nu jo. Okei. Apelsiną atgal padėk.
opa, mujeres. Let's go. Opa. Mano to bičio kiaušai atgal sulenda. Tai džiugis geras ženklas, kad dar turi juos. Bachuriuksai mano čempionai, geriausi mėnesio mano darbočiukai. Ką gero, judam jo, bachurėliai mano. Ką? Gerai nusiteikę, viską žiūrėkit, bachūrai. Tokią silpnumo akimirką aš jums norėjau pasakyti. Myliu jūs, žinokit, vyrai. Tikrai. Abipusiai. Давай, žaibana. Opna. Džiaukas, bachūras, džiaukiukas. Ne, normaliai, nieko asmeniško, žiūrėk. Kad tik, myliu jūs. Malatsa, tai esat, jaučiu. Tu, blet, myliu, suprantu, jūs žinokit, vyručiai. Gerai, aš jaučiu, aš irgi buvau čia, dirbau šitą, tikrai jaučiu jūs. Va, karučia, geriau, kaip saka, nesakyt, o parodyt, na. Nori tu? Ne. Pabandyk, seniuk, patiks, pamatysi, sielą išvalo, davai. Opna, Alina, mučerės, davai. Nu, davai. Į viršų, na, davai. Varai. Gerai, viskas, duok čia. Daug aš turėsim, bet. Nu ką, bachūrai, viskas jo, ne? Tai ką, motivacija įvyko, vadyba užmotivavo, dabar esat motivuoti atletai, judat viską greitai, man darot greitai, pigiai ir kokybiškai, na, jo? Viskas, rokelis out, na. Mučerės, let's go. Oi, tiesa, hebra, o ta krūva, tos sugadintos stygiukės su to, blėti, filtrų tuo per vidurį. Nu, tai kažką darom, tai arba jūs surūkot, arba išmetat, tai nubiški tvarką, prižiūrim, disciplinos, jo? Nu, viskas, disciplina, hebra, kardaną laikom judesyje, op, vo, va, tu man patinki, jo, judam. Jo, čia judėsim toliau, tesinuką darysim. Jūs tikrai galvojat, kad mes čia metus ištempsim? Nu va, savaitę jau kokią gal pratempėm. Aha. Ir kaip jums psichologinė atmosfera ofise? Nejaučiat įtampos? Gal biškito yra toks įtampėlės. Afrodis turėjo tokią progą. Aš pacifistas. Kaip galvoju, kiek čia šansas ar ne šansas? Ui, Eik su savo šansais. Kaip pagalvoji, tai gal geriau Rokas su pistoletu ofise negu tas su savo jūrmala. Ką tu čia? Rūkyt pradėjai? Ne, noriu pažiūrėti, ką mes čia primakaliuzinom. Ne mes, o tu. You're probably thinking why I invited you here. No, I was thinking about you every day. Cut it out. Okay, got it. Ну, говори. I was really surprised and happy the first day that you came. Maybe because you was miss me. Maybe. Really? I don't know. I left so suddenly from England and we were really good together. Yeah. But I'm with Alejandro now, you know? No, look. I don't want to know. I'm really happy with your approach. I think we can just be friends. Of course, friends. Friends? Fuck off. Yeah, okay. Friends.
Maybe you would like to meet Alejandro. Someday just hang out, do something. Yes. Yeah? What- Oh, what- thank you. You will really like him. He's a really, really great guy. Oh, thanks. He's amazing. Čia nėra taip blogai. Nu, kaip pažiūrėsi. Nu kaip, mes galim tiesiog taip pist. Cigaretės mažiem žmogeliukam. Ką tu čia nusišneki? Ką? Mažos cigaretės mažiem žmogeliukam. Tokius kompaktiškus. Pala, rimtai. Gal mes ne to kampu žiūrim? Nu kaip, žiūrim, ką turim. Tai va būtent, pažiūrim, ką turim. Daug broko. Ne, tu nieko nesupranti, Arnai. Kokia yra problema su rūkimu? Nu ką, žinau, sukelia vėžį. Man tavo optimizmas vėžį sukelia. Ne. Mes turim popieriaus namuose. Nu šik popierį yra, tai ir normalaus rasim. Tai reikia laužt, blėt, standartus, atsimeni, kaip kadaise buvo, blėt, 100 cigaretės, tokias didelis. Dabar ne tie laikai, dabar, blėt, reikėtų, nieko nenustebinsi su savo 100, supranti, reikėtų trumpinti, reikėtų greičiau viskas. Verstopfter Filter. Ne, žinok jau geriau taip, negu ta Dariušo depresija. Vizionieriai popieriaus pritrūko. Nepalik manęs vieno su jų. Gerai, aš tik Liudviką pašersiu. Nu, greičiau. Verstopfter Filter. Aš manau, tu vokiškai per kategoriškas. Iš šitų įkvėpimų kartais visai geri dalykai gaunasi. Verstopfter Filter. Nu gerai, im dar vieną ir šiandien užteks. Yummy. Nu ką, laikas man prisimti. Mes, Hebra, ne taip žiūrim. Gesam geriau nei galvojam. Aš visada gerai apie save galvoju. Jo, bet mes norėjom patrumpinti skolos atidirbimo laiką, pagreitinom staklės, dėl to pridarėm broko ir dabar esam dvigubai gilesniai šiknoj. Nu? Bet jeigu mes mąstysim kaip verslininkai, kas jeigu aš jums dabar pasakyčiau, kad mes realiai iš viso to šūdo galim išspausti vašką? Nu, aš kaip inžinierius galiu pasakyti, kad tai ganėtinai sudėtinga būtų padaryti. Čia metafora buvo, jeigu ką, okei? Žiūrėkit, verslo planas, kaip tai veikia. Dabar žmonėm ko reikia? Greičiau, lengviau, geriau. Tipo, ką tu pirktum? 8 minučių grikių košę ar 3 minučių grikių košę? Aišku, 3. Aišku, kad 3. Tai būtent. Taigi pristatau. Greiti parūkimai. Pagaunat? Ne. Viskas labai paprasta. Maža, greita, dinamiška. Va, prisidegiai. Keli dūmai. Viskas. Meti lauką, eini daryt, ką darėjai. Viskas. Buvo brokas, tapo ekskliuzyvas. Jo, ir dar būtų galima padaryti su skoniais. Kokiais skoniais? Nu, mėtinės dabar uždraustos, bet mes jau ar taip nelegalai. Geras. Va, dabar pradėjai mąstyti kaip verslininkas. Teisingai tave auklėjo, klausyk. Ai, teisingai. Mamai turiu paskambinti. Jo, geras. Mažos, mėtinės ir su skoniais. Labai gerai. Labai gerai. Nu, pas mus čia visą vakarą diskusijos verda. Labiausiai, aišku, Dariušas verda, bet diskusijos irgi. Apie ką diskutuojate? Nu, kuo geresnė trumpa cigaretė už ilgą. Cigaretė blogai, ką čia diskutuoti. Nu, mes nekalbam apie tai, gerai yra cigaretė ar ne. Mes kalbam, ar trumpesnė geriau yra už ilgesnę. Tu rūkyt pradėjai? Ne, nu, čia labiau tokia hipotetinė marketinginė diskusija. Ar trumpa cigaretė geriau už ilgą? Nu, aišku, kad geriau. Nu gerai, ok. Aš jūsų nuomonę perduosiu mūsų diskusijų klubui. Perdok. Ir dar perdok, kad jei rūkyti pradės, aš jų mamoms paskambinsiu. Gerai, būtinai. Tegu pradžioje anūkų prigamina, tada jau gali ir iš sveikatos dergtis, aišku? Žmonios likimas yra svarbiau už svaigulį su variais skoniais.
Gerai, ačiū. Ate. Valio. Gerai. Tu būsi atsakingas už aprangą? Kokia apranga? Verslo sustikimui. Ką, aš kostiumą turiu gauti? Nebūtinai, klausyk. Kažką sugalvo, kad rimčiau atrodytume. Nu, sugalvosiu. Tai gal kokią prezentuškę paruošt? Jo, paruošk. Jo. Tai kad ten projektorius nėra ir šiaip mes kompo neturim. Tai kaip tada? Nupiešt galiu. Gerai, nupiešk. O, pagaliau sūnus gavo vertingą užsiėmimą. Tėte, pagaliau galės išreikšti savo talentus. Kaip manai suveiks? Turėtų suveikti. Jeigu visi padarysim, ką galim, turėtų suveikti. Pagaunam? Pagaunam, senių. Įveikim šitą kurvą vergovę kaip balti žmonės. Vamos, mučiakai! Vamos! Šilkas balė. Nu, užeinam, jebrantai. Humoristai jūs, matau, jau man čia fintų pridarysit. Oi. Nu ką, gerai. Pasakokit. Žodžiu, tai mes sugalvojom, kaip tau padėt mum, kad mes padėtume tau. Bam! Ką? Turime verslo planą. Prašau, verskit pirmą skaidrę. Tai dabar jūsų produktas atrodo taip. Aha, kas čia piešia? Gerai atrodo. Aš piešiau, mamen. Palik po to, gal pasikabinsiu čia, kur kabinete. Nu, kep. Jo, bet ne apie tai. Iš esmės mes čia turim labai aišku, paprastą kontrabandinių cigarečių pakelį. Ane? Nu. Bet mes turime 30 000 tokių cigarečių. Ne. Jūs turit 30 000 hemoroidinių šūdo pagaliukų, nes, blėt, filtras per vidurį. Verskit, prašau, antrą skaidrę. Pristatom greitą parūkimą. Tai kas čia? Dvi mažos cigaretytės? Tai tame ir idėja. Dvigubai greičiau parūkai. O kam? Tam, kad dabar tokie laikai. Visi skuba, visi lekia. Ir, pavyzdžiui, va, koks furistas sustoja, ne, degalinį parūkyti. Ne, pamyšt, parūkyti. Ir ką, jisai prisidega cigaretę ir jisai arba pusę cigaretės meta, arba vietoje apsimiš. Jo? Tai mes turim problemos sprendimą. Ir, pavyzdžiui, va, toks pakelis yra, kokį 300% jisai brangesnis negu pusė normalaus pakelio, bet iš esmės jisai yra pigesnis negu įprastas pakelis. Jo, tai čia kaip hebra sviestą atpigina, ne? Padaro mažiau, o parduoda už brangiau. Būtent jau, taip. Jo, man patinka. Now we talking. Va, taip, kalba verslininkai. Jo. Čia dar ne viskas, prašau, trečią skaidrę. Kaip mes visi žinom, Europoje dabar uždraustos metinės cigaretės ir skoniai, jo, ramiai. Tai mes visada galim grąžinti tą rinką, prašau. Mes turim visą planą, žinokit. Gerai, truputį pastabdysiu. O ką jūs norite iš to? Mes išplečiam verslą, išplečiam rinką, branginam produktą. Stop, aš normaliai ilgas klausiu, normaliai man paaiškink, ką tu nori. Mes pasiėmam 50% nuo papildomo pelno ir kita pusė keliauja į skolos fondą. Tinka? O kaip man žinot, kad čia veiks? Mes turim daugiau skaidrių. Deal or not deal? But I did it anyway. They said it wasn't possible, but I did it anyway. They said it wasn't for me, but I did it anyway. You know I did it, yeah. I did it anyway.